Papokštaukim. Andrėja, jūs parašė žinutę, reiktų paskambinti sesiai Renatai, sako, ji prekiauja bulvėmis, dirba kebabiniai, na, žodžiu, taip vat kažką pajokauti, papokštauti. Gerai, nu tai gal bulvių paprašysiu. Jeigu dar kebabą dovanų įdėtų prie bulvių, tai visai gerai būtų. Reik pasiderėti. Rimtai su bulvėm kebabas, gal ir nieko. Free bulvyčių. Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Ar su Renata kalbu? Taip. Gavau numerį, jūsų sakė, kad bulvėm prekiaujat. Bulvėm? Nu. Nežinau, čia vyru reik klausti. Nu, man davė jūsų numerį, sakė bulvėm, kad prekiaujat ir 10 maišiukų man kokių reikėtų, tokių nemažų maišų. Kada jums reik? Savaitgaliui gerai būtų. Tai draugai atvažiuoja va kaip tik, tai pasikeptumėm. Tai gal jūs kokį rytoj galėtumėt paskambinti, aš vyru pakalbėčiau. Rytoj. Nu jau rytoj, o tai jūs atvežtumėt ar kaip čia? O iš kur jūs esat? Aš iš Vilniaus. Oi, ne. O tai jūs kur gyvena, toli labai? Oi, ne, čia jums neapsimoga, čia mes Telšių rajons. Bet sakė, labai bulvės skanios, tai aš ir skambinu. Nežinau, ne, iš Vilniaus jums neapsimoga irgi važiuoti. O tai gerai, aš tada atvažiuosiu, parsivešiu. Šiandien galiu vakare? Jums nieks nepririnks. O tai aš pats prisirinksiu. Atsivešiu draugų, mes prisirinksim. Kažkaip įdomiai čia skamba. Įdomiai? O dar sakė, kad kebabus irgi prekiaujat kebabais, tai sakau, prie bulvių būtų gerai. Nesupratau, kas čia skambina. Jūs klausotės Tavo balso. Radio stotis Tavo balsas patrukdė jūs. Mano vardas Vidas, o linkėjimai jums nuo Andriejaus. Ai, ačiū. Tai čia tas Andriejus turbūt jūsų vyras, ar... brolis rašo, brolis. O tai vyras tenais, kur bulvėm tom prekiauja, ne šalia jūsų darba irgi, ar ne? Ne. Jau būtume turbūt vyrui ragelį davusi. Jo. Tai nuo brolio linkėjimai, taip, prašo sesiai Renatai didžiausi linkėjimai ir sako truputėlį pajokauk. Ir, žodžiu, va taip, va, aprašė čia truputėlį informacijos, kad jūs kebabiniai dirbat, kad bulvėm prekiaujat. Taip, ačiū labai. Tai pakėlėm nuotaiką, ar ne? Aha. Tai gali, žinokit, ir įsijungti mus, ar turit prie savęs kažkur ar kompiuterį, ar va, telefonu galit mūsų pasiklausyti, radio stoties. Gerai, ačiū labai. Tai tavobalsas.fm susiraskit puslapį arba programėlę Tavo balsas. Ir galėsit mus girdėti, vat. Pagrosiu ir kokią dainą. Ką mėgstat, pavyzdžiui, kokią grupę atlikėją? Žinau, dabar daug aš mėgstu. Daug. Nu tai va, jeigu kas, parašykit mums į Facebooką, radio stotis Tavo balsas ir vat kokią dainelę jums pagrosiu, gerai? Gerai, ačiū. Gražios dienos tada, viso. Viso.